viskas prasidėjo nuo 2015 metų, kai nusprendėm statyti namą. Apie tai nebuvom nei girdėję, dar nei žinojom apie tas fibroplamai cementinės dailylentės ir gavosi taip, kad namo statybos eigoj pradėjom gilintis, kaip dabar toliau tie etapai čia bus. Kurioje vietoje, kaip čia tas pakalimas, kaip čia tas stogas, kaip ką su kuo suvest. Galvoju, vis tiek, nematytas, nebandytas produktas, bandom. Ir pirmą padariau šitą langelį, kur trys langai yra, tai būtent su to fibrocementiniu cedraliu apkaliau. Čia buvo pirmas mano toks, realiai blynas, pirmas darbas, kur realiai nei normaliai ir su įrankiais mokėjau apdirbtą fibrocementą, tik eigoje viskas ten jau išaiškėjo kaip reikia. Čia kaip dažniausiai lietuviai daro, pirmą daro, o paskui skaito instrukciją. Tai čia buvo pirmas darbas, paskui perskaitė instrukciją, pamatytos suprastos klaidos, ir tada jau stogo pakalimas, jau kitais metais darytas, tai jau būtent jau pagal instrukciją kaip turi būti. Ir tai ką galiu patarti, kad tikrai visiems pradėti nuo instrukcijos pradžiai, ne nuo darbo. Tai buvo vieni iš tokių variantų buvo medinės lentelės, buvo skarda, bet nenorėjau tokių nenatūralių medžiagų. Tai noriu, kad bent jau būtų, ar tai būtų medis, ar tas pats fibrocementas, bet tik ne metalas, ne plastikas, nes apie plastiką blogų ten atsiliepimą esu girdėjęs, kad banguojasi, raitosi, jeigu dar pietų pusė, tai jis nėra atsparus. Dėl skardos šiaip nenorėjau, nes tai yra skarda ir netitiko to namo koncepto pačio. O kas liečia dabar tą fibrocementą, cedralio lenteles, tai išėjo taip, kad skaičiavau. Tai išėjo, tarkim, medis ir fibrocementas. Ką rinktis? Primečiau, kad vis tiek. Pirkti medį, jeigu geros kokybės, ten, tarkim, AB ar A klasės, tai be šakų, jį vis tiek reikia dažyti, reikia apdirbinėti, reikia lygiai taip pat ir varžtų, tvirtinimo detalių. Pabandžiau pažiūrėti, kiek tas bėginis metras, ar tas kvadratas gausis man pinigais. Ir pabandžiau pasiskaičiuoti cedralių. Ir gavosi taip, kad būtent cedralių dailylentės kaina išėjo ta pati. Gal ten, nežinau, 10-15% brangiau. Nes ten ir specifiniai tvirtinimo biški elementai yra, nes yra nerūdijančio plieno, jie brangesni, ten iškelia truputėlį kainą, bet tai nėra labai kažkas daug. Bet atsižvelgiant į tai, kad medienai reikės nuolatinių priežiūrų, ten vadinkim, kas 5 metai, kas 8, kas 10 metų, vis tiek reikės ją vėl iš to perdažyti, peraliejuoti, vėl pastoliai, vėl darbo jėga, vėl dažai. Tai vienareikšmiškai supratau, kad čia reikia rinktis šitą produktą ir daugiau nesiblaškyti, nes šitoje vietoje ilgametiai perspektyvai tikrai bus išlošta. Matot, čia visas namas pastatytas iš YouTube'o. Čia visą, ką matot, ir stogas, ir visi nameliai, ir interjeras, ir eksterjeras, viskas čia buvo iš YouTube'o, principė sudėliota. Patį principą supratau, kai viskas darosi. Pats karkasas iš medienos jis turi būti surinktas tam, kad būtų galima pritvirtinti fibrocementinę lentelę. Bet tik tiek, kad gal nebuvo tokios patirties, kokią tą medieną imti, kaip daryti. Dariau viską iš žalios medienos, iš lentpjūvės, kas pasakoja ateityje man pradėjo raitytis tą medieną, pradėjo tiksli tą fibrocementinę lentelę, pradėjo atkartuotą medienos susiraitimą, matytis nelygumai. Tai pirma klaida, kas daro klaidą, tai pasiima neteisingą karkasą iš šlapios medienos. Tai šitoje vietoje reiktų atsižvelgti, kad imti normalią, kalibruotą, graduotą medieną, kuri yra išdžiovinta, tam tikrų tikslių matmenų, jinai jau nebekeičia matmenų, jinai jau būna stabili. Ir ant jos dėti stabilią medžiagą. Tai čia buvo tokia man pamoka pradžiai su šituo langelio apdirbimu, kad jau pakalimui rinkausi gerą kokybišką medieną, kad nebebūtų kažkokių nelygumų. Pats lentelės pjovimas. Tai pradžiai pjaučiau su eiliniu kampiniu šlifuokliu, uždėjęs deimantinį diską skirtą betonui ten pjaut plytai. Tas pjūvis toks, taip kaip užsidažo, atrodo nieko, bet ta kultūra darbo tokia matos, kad pjauti iš rankos su kampiniu šlifuokliu. Paskui pradėjau ieškoti alternatyvų, tai naudojau paskui fibrocementui skirtus specialius diskus pjaut. Turėjau
medienai pjauti stakles, uždėjau tą diską, jis tinka nuostabiai ant staklių ir kuo puikiausiai, tai idealiai tiksliai galima pjauti. Kitaip tariant, ten iš to fibrocemento lentelių galima net, paveikslo rėmelį padaryti ir bus idealiai suleista. Tai vat, tokios patirtis. Naudokit tinkamą medieną. Mediena tikrai būtų kalibruota, graduota. Tikrai jokių ten iš lentpjūvės, kad, biškai pradžiovinta. Ne tas variantas, bus blogai. Paskui tvirtinimo elementai, kad naudokit nerūdijančio plieno, būtent kas yra skirta cedralio lentelėm tvirtinimo elementai. Neieškokit pigesnių alternatyvų, nerasit, viskas išbandyta, visi varžtų pasaulyje, tvirtinimo detalės ten. Nusipirki, bet nedažytą varžtą, jį turi papildomai apdažyti, vėl laikas, vėl viskas. Neverta. Tikrai pigus geras produktas yra būtent varžtai, kurie tvirtina be jokių problemų, gręžia per fibrocementą gan pakankamai gerai. Tik vadat pastebėjimas, kad gal tiesiogiai su varžtu negręžti per fibrocementą, nes jį šiek tiek išdrasko ir negražus tas galvutės pats prisiglaudimas prie lentelės gaunasi. Gal pirmą reiktų aš naudoju stiklui, gręžti plunksnelę tokią. Su plunksnelė pasidarom kontrolinę skylutę ir tada gražiai su tą varžtelį įsukam, tada gerai priglunda ir atrodo estetiškai visai gražiai. Nepagailėkit ant tokių smulkmenų kaip dažai. Jie komplektuojasi prie būtent palei spalvą, pagal spalvos kodą gali komplektuotis ten, pusės litro indas su būtent tais dažais. Tai jeigu pjūvio vieta kažkur matoma, tai būtinai uždažykit. Nes paskui iš toli, kai žiūri, labai šviečia ir erzina. Tai geriau uždažai, pamiršai ir ten viskas gerai. Dar labai tokia maža smulkmena, bet kiek žiūrėjau iš filmuotų medžiagų, sako, paimkit skepetą, ten šluostę, nuvalykit ant kempinės. Su kempinė labai daug tų dažų išeina. Geriausiai su paprastu, tiesiog, akvarelė, kur piešia su teptuku. Ir tą teptuką pamerkti į stiklinį, išvaryti, o kai į kempinę prisigirdo tų dažų, išeiga didžiulė, o tik nedidelį plotą, jie greit užkietėjo toj kempinė, tą kempinę meti, imi naują, tai tie dažai tiesiog susigeria. Imi teptuką, uždažai ir pamiršęs klausimas. Išsiplovė vėl naujas teptukas ir vėl. Labai rezultatu patenkinti, kas liečia ekonominę būtent sąsają, tai labai patenkintas, nežinau, kad padariau ir pamiršau ir tikrai negryčiau nei po 10 turbūt metų, nei po 15. Tiesiog reikia tik namų mėgautis, o ne jam tarnauti, kad